Vieną vakarą, kai barsukas dirbo prie savo metalo visokių laužo ir jisai ten buvo pasiėmęs tokį metalo pjūklą elektrinį, kuriame dar buvo pakrauta batareika ir jisai ten pjaustė jį. Nuo jos skriejo labai gražios žiežirbos ir susirinko daug gyvūnų žiūrėti tas žiežirbas. Barsukas sako, nebūkite kvaili, apaksite, jeigu žiūrėsite į šitą žiežirbų puokštę. Gyvūnai sako, pjauk, patylėk, bet mums čia taip gražu. Barsukas sustojo. Aš jums sakau, paskui turėsite labai didelių nemalonumų su savo akutėm, nes nieko nebeimatysit. Vienas zuikis sako, tai kad ir dabar jau matom, kažkas vis tiek čia balta šviečia. Va. Barsukas sako, jau išdegė tavo akis, negalima žiūrėti tokią ryškę šviesą. Ko jūs norit, ko jūs čia susirinkot? Pasipiktinęs galiausiai sustojo barsukas ir padėjo šmirgelį. Nėra ką veikti, pasakė lapė, sėdėdama ant kelmo. O čia taip gražiai tavo žiežirbos skrenda, kur čia kažką pjaustai. Barsukas suprato, ką reikia daryti, paėmė šakelių krūvą, papjaustė savo metalą, kad žiežirbos užkristų ant tų šakų ir užsidegė lauželis. Dabar, sako, aš manau, nuostabus laikas istorijoms, pasakė barsukas. Ir šiandieną eilė pasakot istoriją Barborai. Ir nurodė su vienim tiesiai Barborą. Ko, man? Kruptelėjo Barbora. Jinai to tikrai nesitikėjo. Jinai sėdėjo toliausiai krūmuose, nes žinojo, kad į ryškę šviesą negalima spiginti akimis. Taip pat kaip negalima į saulę žiūrėti, ar kai kažkas kažką virina, ar kažkas kažką pjausto, nes tai yra per ryški šviesa ir paskui akyse lieka baltos dėmės. Aš nieko neturiu istorijų, sako Barbora, nes visai buvo pasimetusi, kad ją užkalbino. Pasakok. Taip, pasakok, šūktelėjo Baltazaras. Pasakok apie mešką kitos spalvos. Staiga Barbora susimastė. Aš galiu papasakoti istoriją, kurią man papasakojo baltoji meška. Pasakok, greičiau pasakok, visi susėdo aplink laužą. Kažkas išsitraukė visokių zefiriukų, visokių džiovintų uogų, dar kažkas pradėjo kažką kepti, šeškai pradėjo kepti tarakonus kažkokius tai, kiti ten sliekus, girmeliukus visokius kepti, įvairių savo skaniestų prisitraukė gyvūnai. Gyvūnai nemėgsta karšto maisto, bet pašildytas visai skanu. Pavyzdžiui, koks keptas tarakonas. Niam. Barbora pradėjo pasakojimą. Kažkada mano pusseserė baltoji meška pasako man vieną istoriją. Apie ką jinai? Apie ką? Šūktelėjo Baltazaras. Patylėk ir klausyk, sudraudė jį meška Barbora. Nepertraukinėk, nes aš kitaip neprisiminsiu kokią tą istoriją. Baltazaras parodė mažais pirštukais, tarsi užtrauktukų užsitrauktų burną. Ir atsisėda, net šleptelėjo. Taigi tęsė Barbora. Taigi, baltoji meška pasakojo apie savo sesę, kuri nusprendė važiuoti gyventi į miestą. Į miestą? Sustojomėjo lapė. Taip, į miestą. Baltoji meška į miestą? Balta meška į miestą tarp žmonių? Taip, balta meška į miestą tarp... O ką jinai ten veikia? Ledus gal pardavinėja? Paklausė Genys Dainius. Ne ledus pardavinėja. Tai gal kokius tases darė? Paklausė Žaltys Simas. Ne tašes. O tai kokią kavą virė iš gilių? Kriuktelėjo Šernas Bezdonius. Ne ir ne kavą virė. Klausykite ramiai ir aš papasakosiu, ką ten darė. Gerai, gyvūnai, nekantraudami klausė, ką balta meška gali daryti mieste, švis tarp žmonių. Taigi buvo taip. Balta meška nusprendė įropoti į laivą, kuris buvo atplaukęs į ekspediciją Antarktidą. Jinai, kadangi buvo balta, jos nelabai matėsi. Prisirinko jinai žuvų, prisikišo į pažastis, į kišenes, tos kišenės iš suvelto kailio. Ir įsiropšusi laivą, prisitempė daug sniego į kampą, ten įlindo pasidarė savo nedidelę tokią olą ir užsidėjo ant savęs valtelę. Tai praėjo savaitė, 2, kol laivas plaukė atgal į žemę,
į šalį iš Antarktidos. Meška savo ramiai griauždavo žuvis ir net neįtarė, kad tuoj priplauks krantą. Staiga vieną dieną išgirdo jinai kažką šūkaujant. Ten visi jūreiviai bėgiojo, šūkavo, rėkavo. Iškišo savo snukį, o ant galvos buvo apvyniotas baltas škuduras. Atrodė kaip kokia bobutė, bet užtat nieks neįtarė, kad čia meška. Galvoja, čia skudurų krūvas, ar burės padėtos, ar kas čia. Meška dairės per šoną. Žiūri, miestas. Didžiulis miestas. Oha, kaip gerai. Aš atplaukiau į miestą. Apsidžiaugė meška. Staiga sustojus laivui ir sutemus, kai jau nebuvo jokių žmonių aplinkui, meška išsiropštė iš laivo ir per inkaro grandinę nusileido žemyn. Pliumpt ir nulipo ant kranto. Taip, dabar dabar reikia man kažkaip neišsiduoti, kad manęs nepastebėtų. Meška buvo įpratusi slėptis. Žiemą jinai tarp sniegynos yra balta, todėl jos nelabai kas ten mato. O šičia mieste, kur viskas ruda, pilka ir kitom spalvom nudažyta, jinai buvo balta, kaip koks sniego gabalas. Jinai galvoja, ką čia dabar padarius? Išsivaliojo purvę. Išsivaliojo visą murziną, visą terliotą, kaip kokia bala, kaip kokia tešlynė ir kiūtina savo per miestą. Staiga prikiūtino prie konteinerių. Kaip kvepia skaniai, kaip seniai nevalgiau, visą žuvį suvalgiau, pagalvojo meška. Įsiropštė į konteinerį. O kokia puota, kiek skanėstų. Griaužia, o ten konteineris buvo prie restorano. Staiga girdi kažkas dunkt, atsidaro duris kažkur ten už konteinerio. Meška sustingo konteinerį. Konteineris tik prasidaro viršus konteinerio. Meška galvoja, kas dabar bus? Ir išsigandus įsižiojo, bet plačiai išsižiojo, nes galvoja, bus koksai babaužis, kaip griebsiu jį už nosies. Įsižiojo, o ten iš virtuvės išėjo virėjas ir atsinešė visą didelį kibirą pilną bulvių lupenų. Ir jis tą bulvių lupenų žiukšt į tą tiesiai atidaręs konteinerį ir tiesiai meškai į burną visos lupenos. Meška ir prarijo visas lupenas. Tas uždarė konteinerį ir sustingo. Galvoja, o kas čia per čeptelėjimas buvo? O kur bulvės dingo? Kažkas ne taip tam konteinerį. Atidaro jį, ten tamsu. Žiūri, kas čia taip tamsu, kas čia yra. Kadangi meška buvo visa murzina, jos nelabai matėsi tamsoje. O kadangi jau buvo vėlus vakaras, buvo viskas labai tamsu. Ir tik žiūri, čiukšt atsimerkė dvi akys. Padavėjas, virėjas, kaip šoko ir sako, katinas milžinas konteinerį, ne, žiurkė, greit trinktelėjo dangtį ir įskodė į restoraną. Neužilgo iš restorano išbėgo kiti virėjai. Pasižiūrėt, kasgi tam konteinerį. Kur ta tavo žiurkė? Kur ta žiurkė, Jeronimai, parodyk. Pasakė pats rimčiausias virėjas. O tam konteinerį, o tam tenai. Priėjo prie to konteinerio, pakėlė dangtį. Nu kur jinai? Žiūri, viena akis. Nes meška sugalvojo tik vieną akį atmerkti. Žiūri. Nesuprantu. Viena akutė šviečia. Sako pats rimčiausias virėjas. Paėmė pagaliuką, ne šakutę išsitraukė iš kišenės. Pumti tą akį. Čiūšt atsimerkė kita akis, o šita užsimerkė. Ir tik tai ir staiga pašoko meška visa, su visu dangčiu išlėkė į viršų, nes ją į akį su šakute įdūrė. Tas virėjas šoko, atupstas ir sušuko, kokia čia tau žiurkė? Jeronimas jau buvo pabėgęs 100 metrų, jau dingęs buvo. Šitas vėjas apsidairė, visi išsislapstė, pribėgo. Staiga jisai atgal prie restorano durų, durys užrakintos. Atidarykit duris, o pro langelį žiūri visi virėjai užsirakinę. Atidarykit duris, taigi aš čia likau gatvėj. Eik kovok, tu su savo žiurke, kuriai tu ją akį dūrei su šakute, šūktelėjo jam kiti virėjai.
Šitas vyrėjas pasibaisėjęs viso šito siaubu, kad toksai didelis kažkoks gyvūnas iššoko iš konteinerio, o tuo metu meška lipo iš konteinerio baisiai pikta ar baisiai raumodama. Žiūri, jisai nesupranta, kokia tarčia žiūrkė, uodegos nėra. Čia meška, staiga suprato vyrėjas. Čia meška! Bepročiai, jūs atidarykit duris, taigi mane sugrauš kaip kokį žuvėką. Trankėsi duris toliau vyrėjas. Bet staiga nutilo ir prisiminė, kad matė per televiziją, kad reikia apsimesti negyvų. Tada pliump nukrito ant laiptų, išsižiojo, iškišo liežuvį ir vaidina negyvą. Tie žiūri pro langą kiti vyrėjai, sako, jis neteko sąmonės. Koks jis nesąmonės neteko, jis numirė. Jam infarktas iš baimės, sako kitas vyrėjas. Kvies greitąją. Kokią tau greitąją? Kvies meška, suvalgys visos greitosios daktarus mūsų. Kvies policiją. Policija nušaus. Negaliu kvies policijos, aš myliu gyvūnus. Šūktelėjo kitas vyrėjas, pats smulkiausias mažiukas ten gale. Kokius tu myli gyvūnus? Ei, gal tą mešką nuramink, ką? Vienas atrakino duris, nes jau ruošėsi jį ištempt. Visai išpradėjai, sakė mažas. Aš myliu už durų. O tokia ta mano meilė. Nutilo visi. Žiūri, kas toliau. Meška po biškį artėjo link to vyrėjo. Galvo, kas tam atsitiko? Meška anksčiau mačiusi žmonių, jinai puikiai žino, kas tai yra. Po biškį krapštėsi akį, į kurią įdūrė ir kurią nieštėjo. Gerai, kad nepradūrė tos akies, bet labai nemaloni buvo. Ta akį jau pradėjo pramerkinėt, bet mirksėt. Pradėjo mirksėt, nes labai ją griaužė, o kita akis atmerkta buvo. Staiga vienas vyrėjas, kur pro langelį žiūri, sako, žiūrėk, jam meška mirksi su viena akim. Ką jinai nori pasakyti? Aš kiek žinau, tai reiškia draugiškumą. Kokį čia draugiškumą? Tai jai tą akį su šakutė įdūrė, visai pakvaišai, šūktelėjo iš galo kitas vyrėjas. Žinau, pasakė pats smulkiausias. Jai reikia maisto. O kokia gera mintis. Surinkime viską, ką nors skanaus ir išmeskime jai pro duris. Staiga vyrėjai pradėjo bėgioti po virtuvę ir rankiot visokius skanėstus, kas bulvę, kas morką, kas kokį kepsnį, kažkokį vištienos kulšelę ir dėti į kibirą. O tas vyrėjas, kur nukritęs ant laiptų ir apsimetinėjo negyvų, jisai buvo atsimerkęs, iš jos iškišęs liežuvį ir žiūri, kad meška artėja. O ne, galvoja, kaip čia parodyti, kad aš dar labiau negyvas. Pradėjo vieną pirštą judinti. Ir tokį garsą leisti. Atseit aš negyvas ir labai sergantis. Mirštu. Nelieskit manęs. Meška toliau artėjo ir krapštėsi tą akį, kurią buvo įdurta. Priėjusi prie pat vyrėjo, o tie niekad zujo, dar ten viduj maisto ieškojo, bet jau meška priartėjo prie šito vyrėjo, kuris apsimetinėjo negyvas. Žiūri, jam kyšo iš kišenės tą patį šakutę. Paėmė vyrėją šitą mešką tą šakutę, apžiūrėjo, pagalvojo, tai tu čia su šitą mane į akį dūrei. Ir jam į koją iš to šakutės. Čiakšt! Vyrėjas. Pašoko. Meška galvoja, tai tu negyvas. Tas vyrėjas šokinėti baisiausiai. O ten vyrėjai viduj, kol bėgioja, ten ieško, sako, jau ko gero meška griaužia mūsų pagrindinį vyrėją. Greičiau! Staiga pribėgo prie durų, atidarė duris ir išmetė maišą. Tuo metu vyrėjas kėlėsi jau ir su kibiru per galvą. Barkšt! Pažiro žiežirbos akise, iš kibiro maistas visur išsitaškė. O meškai palaima, koks čia kvapas! Pro nosį praskrido kulšelė kepta. Net sudainavo meška. Ir tik su liežuviu ir įtraukė pro šalį skrendančią vištienos kulšį. O kaip skanu, dievulelio! Ir staiga pradėjo rinkti maisto gabaliukus išsitaškiusius po visą kiemą. Tuo metu kiti vyrėjai greitai įsitraukė savo draugę, vyriausią vyrėją, į vidų ir sako, kas šito už kojas kyšo? Čia man meška į koją įdūrė šakutę. Tu jau man nepasakok, meška šakutę įdūrė į koją. Kur tokia nesąmonė girdėjai? Pats gal bandėjai nusidurti, ar kas ta čia tau? Tas vyrėjas pažiūrėjo taip piktai ir sako, netikėk, kvies greitąją.
Kokia greita, viens paėmė ir ištraukė tą šakutę. Sušuko tas vyrėjas. Einam, apipintosi, mums dar pilna darbo diena. Kokia darbo diena, bet maisto nebeturi, viską atidavė meškai. Vyrėjai sukruto suktis iš situacijos ir staiga, kai vėl susirinko prie langelio, ten meškos jau nebuvo. Meška, prisprogusi skanėstų iš restorano, nutipeno toliau. Taigi, tipeno jinai, daėjo skersgatvį. Visa murzina ir galvoja, jeigu taip tęsis, čia bus negerai. Ką čia reikės daryti? Galvoja meška, kaip čia prisimaskuoti ir kur rasti vietelę, kur jinai galėtų gyventi. Žiūri aplinkui, nieko nėra balto. Galvoja, ką čia daryti? Kur čia eiti? Nuo ko nukopijuoti čia kažką tai? Staiga pamatė didelę reklamą. Reklamavo zoologijos sodą. Tenai rodo didelį zebrą. Pagalvoja meška. Zebras. O čia tai įdomu. Čia tai labai įdomu. Jisai juodas ir baltas. Tai jeigu aš save taip nusidažysiu juodai baltai, tai būsiu kaip tas zebras. Visi galvos, kad aš čia iš tos reklamos. Meška taip sumaščiusi, pradėjo ieškoti, kuo čia jai išsiterlioti. Jinai puikiai žinojo, kad gamtoje yra vienas gyvūnas, kuris yra pilnas rašalo. Tai yra aštuonkojis. Pasikliaudama savo nosim, jinai labai neužilgo priėjo mieste esančios upės. Ten buvo prie jūros tas miestas ir tenai tekėjo upė, o prie tos upės buvo tokie pardavinėjo žmonės žuvį. Ten tokie namukai, kur pardavinėjo žuvis. Atsuodusi, kur yra aštuonkojai, jinai prie tų durų prisišlėjo, kadangi buvo jau naktis, viskas užrakinta. Jinai su užpakaliu plium tas duris išvertė su visa stakta. Nei jos ten atsidarė, nei ką. Griebė porą aštuonkojų ir kadangi ten buvo jau viduj patalpoj, jautėsi visai saugi, pradėjo dažytis su tais aštuonkojais. Paspaudžia aštuonkojai kaip kokio rašalo kempinė. Iš jo rašalas ir tepasi. Pradėjo tepliotis. Taip panaip, šiaip kitaip. Taip ir taip. Nesigauna jai tie dryžiai. Visai bando tos dryžius paišyti. Susilieja tas rašalas. Pusę nusidažė. Oi, dar tą akį skauda, dar pasikrapštė tą akį. Ir taip miegas ima ir kitą akį pasikrapštė. Dar ir ausį pasikrapštė, kitą ausį pasikrapštė. Bet jau, viskas, nebevalioju, nebegaliu, viskas. Noriu miegą, pagalvoja meška. Viskas, nebegaliu. Ir užsnūdo. Ryte atsibunda nuo dygsnio į užpakalį. Pašoko meška, kas jai užpakalį įgėlė. Žiūri, aplinkui stovi krūva žmonių. Didžiausia krūva policijos. Nes ryte atėjęs pardavėjas pamatė mešką, gulinčią savo parduotuvėje, vis apsikarščiusią aštuonkojais ir iškvietė policiją. Meška baisiausiai pasiutusi dar šoko gintis, bet taip apėmė miegas ir jinai užsnūdo. Kadangi jinai užsnūdo ir neatsimena, kas buvo toliau, atsibudo jinai aptvare. Atsibudo aptvare, o ten didžiulis veidrodis jai, ten visokių žaislų, padangų prikabinta. Žiūri jinai, grotos, o už tų grotų kitos meškos. Bet tokios juokingos meškos su juodom akim, juoda balta. Balta juoda, juoda balta. Ir akis juodos kažkokios tai. Žiūri jinai, ir rankos juodos, ir kojos juodos, ir ausis juodos. Kažkokia tai nesąmonė. Nei balta meška, nei juoda meška. Taip jinai pirmą kartą susitiko su pandom. Galvoja, šičia kas per padaras. Suko jinai į veidrodį, ogi žiūri pati juodom akim. Ir ausim juodom. Ir letinom juodom priekinėm, nes ten tampėsi tos aštuonkojus. Ir kojos juodos apatinės.
O kas per pasiutimas? O kodėl aš atrodo kaip jie? O tai kas šiandien man atsitiko? Ba, sušuko meška. Jinai buvo baltoji meška, o atrodė kaip meška panda. Jos vardas buvo Vilma. Todėl šita meška, kurią visą laiką vadino Vilma, šį kartą ją praminė. Kaip vaikai? Taip, panda Pampuška Vilmutė. Vat iš kur jos tokia pravardė. O kaip baigėsi zoologijos sode, kad ją uždarė? Ar žinot, vaikai? Praėjus 3 mėnesiam, kai jinai susidraugavo su visom pandom, lietus lyjo, jinai maudėsi tam prūdę, jinai išmoko ant padangos suptis, jinai išmoko turistam mojuoti leteną, tada patlapšnot savo per užpakalę su letena, tada pamojuot, kad papilvą patapšnot, kad atsitėjai, aš baigiu sukūsti. Ir žmonės juokdamisi mesdavo jai visokius ledus ir skaniestus. Jai visai smagu buvo tenai, nieko nereikėjo daryti, galėjo savo valiotis per dienas, su pandom kalbėtis apie vairius gyvenimo etapus, griaužti bambukus, ko jinai niekada nėra ragavusi. Na ir prisirinkti iš visų žiūrovų, turistų, kas ateidavo zoologijos sodą, visokių skaniekų. Bet po 3 mėnesių, kaip minėjau, lietus ir vanduo nuplovė tą rašalą aštunkojų ir meška tapo balta. Vis baltėjo ir vieną dieną visai išbaltėjo. Kol kažkas tai parašė straipsnį, kad man atrodo, kad mūsų zoologijos sodas mus apgaudinėja. Įleido baltą mešką su pandom meškom kartu gyventi. Taip sunerimo direktorius zoologijos sodo ir pradėjo aiškintis, tai kas čia įvyko. Ir išsiaiškino, kad tai iš tiesų baltoji meška. O kodėl jinai su mūsų pandom gyvena? Nieks ir nesuprato, kad ten iš tiesų paslaptis buvo, kad neišsiterliojusi tais visais aštunkojų dažais, nes norėjo prisiderinti prie zebrų, o gavosi Pampuška. Taigi, dar praėjus 1 mėnesiui, jai vėl baksti užpakalį, vėl jinai užmigo, bakst atsibudo. Ir kur jinai atsibudo? Vėl Antarktidoj. Nu čia tai tau, pagalvojo meška. Mane apgavo, išmetė mane iš zoologijos sodo. Man ten taip gerai buvo. Kodėl aš vėl čia tam sniegyne turiu būti? Nes meškos baltos yra saugomos ir negali jos gyventi zoologijos sode. Tas miestas nusprendė, kad tegu grįžta jinai su laivu, ten iš kur ir atplaukė. Grįžus pas savo šeimą, šita meška papasakojo visą istoriją, o kai mūsų Barbora buvo svečiuose kalnuose pas savo pusseserę, jinai perpasakojo šitą istoriją jai. Taip ir prilipo pravardė šitai meškai. Kokia? Panda Pampuška Vilmutė.